čia įrengėme saulės laikrodį. Saulės laikrodis tai yra toksai paprasčiausias laiko matavimo prietaisas. Tai mes įrengėme tokį jau geriau rodantį laiką strypą. Strypas reiškia, matom, netgi laiką rodo ir galim pažiūrėti, ar jis gerai rodo, bet kadangi mes sukinėjame savo laikrodį, tai nenorėkime, kad saulė pagal mūsų laikrodį suktųsi. Jis sukasi taip, kaip jai reikia suktis. Mumis sukonsultavo profesorius Libertas Klimka ir jisai parašė labai gražius žodžius. Tai seniausias prietaisas laikui matuoti, fiksuojant saulės kelią dangaus skliautu, kurio valandos surašytos ant pusatlankių sudėtų akmenų, saulės šešėlis krenta nuo obelisko, palenkto į šiaurinę žvaigždę kampu pagal vietos geografinę platumą, ką aš jums ir sakiau. Saulės laikrodis įrengtas 2015 metais Antakalniečių bendruomenės sumanymu, konsultuojant etnologui Libertui Klimkai. Yra sudarytas ir Lietuvos garsiausių laikrodžių sąrašas, yra sudarytas pasaulio laikrodžių, saulės laikrodžių sąrašas. Ir šitas laikrodis yra įtrauktas į pasaulio laikrodžių sąrašą. Vien Lietuvoje manoma, kad yra apie 50 saulės laikrodžių. Vieni garsiausių, pirmiausių ir labiausiai žinomų yra, galbūt vienas iš pirmiausių ir yra Šiauliuose, kas matėte, bažnyčios sienoje, Kretingoje, Švėkšnoje, daug kur galėčiau vardinti, kur yra labai seniai jau padaryti saulės. Jie gali būti vertikalūs, gali būti horizontalūs, įvairiai gali būti. Dar vienas saulės laikrodis, kur jau yra visai čia pat Vilniuje turime, Pavilnių regioniniam parke, Pučkorių pažintiniam take, netoli Pučkorių piliakalnio turime dar vieną saulės laikrodį, tačiau jis yra stačias tiesiai į viršų, nepakreiptas ir rodo tikrai jau ne tokį tikslų saulės laiką. Tai turim tokią vietą, kur mes daug metų šventėme Baltų vienybės dieną.